Aš galvoju, gal palauk, kol tas malūnsparnis nuskris. Galim palaukti, bet klausimas, kada jis įskris. Vat irgi. Nors dar visai negarsiai dirba. Nieko negirdi. Aš irgi nieko. Atrodo kaip žaislinis lėktuvas. Jo. Galėtų užgesinti jau jį, užteks. Sveiki atvykę dar vieną epizodą apie trauką ir benziną. Šiandien svečiuojasi pas mus Vytautas su savo nuostabiu motociklu. Tai prisistatyk, vardas, pavardė, koks motociklas? Sveiki, mano vardas Vytautas Alekna. Motociklas, kurį matot, BMW 1100 LT 93 metų. O, tai jūs senesnis toks modelis, jo? Jo, jisai senesnis, bet padarytas į šiuolaikinę auditoriją. Senai motociklais domės, kai jau tokį projektą čia? Šiaip domiuosi nuo vaikystės. Vaikystėje buvo mopedai, tėvukas buvo bikeris užkietėjęs, tai buvo kažkada svajonė. Šitokį motociklą, kai pirmą kartą pamačiau, įsigyti ir tėvukas padovanojo. Kaip supratau, pirmas tavo yra šitas projektas toks jau rimtesnis, kad kaip padaryti? Nu, aplamai jisai pirmas projektas. Aš, kaip ir visi, norėjau daryti tik tai truputį, bet turiu labai gerą draugą, Mindaugas Šilgalis, kuris labai prisidėjo prie šito projekto. Daug minčių įdėjo, daug darbo įdėjo, tai kaip ir mes dviese jį padarėm, sugalvojom, mąstėm, išmąstėm. O kiek laiko truko išmąstyti čia visą šitą reikalą? 3 metus, bet čia buvo pertraukos, korona ir taip toliau, būtų aišku žymiai greičiau išėję padaryti, bet nepavyko. Korona visiems kortos sumaišė projektą daryti. Minėjai, padarytas yra iš BMW K1100 LT. Kiek skiriasi, kiek dar buvo perdaryta visokių niuansų nuo motociklo? Čia galiu pasakyti, kad liko vienintelis dalykas, ne vienintelis dalykas, sakyčiau, liko dalis rėmo ir originalus variklis, greičių dėžė ir kardanas. O visa kita yra kas pagaminta, kas pirkta. Rankų darbo. Rankų darbo, jo. Koks yra skirtumas svorių nuo originalaus ir šito? Originalus, kai išardžiau, pasvėriau detalės, plasmasės ir kitus dalykus, tai apie 80 kg. Plius jisai dar sužemėjo, tai svorio centras yra žemesnis, tai jisai labai lengvas. Tai vis tiek motociklas yra visas modifikuotas, jau viskas turėjo būti nuo nulio perdarima ir elektra kažkokia buvo perdaryta, tikriausiai nebuvo tas pats paliktas Jo, laidynas. Elektronika yra sudėti dauguma motogadžo, be raktio užvedimo sistema, kaip naujam automobilį ar naujesniam motocikle. Elektrą darė G22, galite pafollowint Instagrame. Tikrai geras specialistas ir žino, ką daro. Tai matau, bakas irgi darytas, yra tikrai primastyta, čia priklijuota, privirinta. Prie bako tikriausiai ilgiausiai sėdėjai darant. Nu jo, mes abudu ilgai sėdėjom. Mano idėja buvo tik tai originalą baką biškį padaryti kitokesnį, bet išėjo, kas išėjo, tai sėdėjau, klijavau, aš jį maketą dariau, numečiau, nervojaus, paskui galų gale dalibdžiau ir pradėjau pjaustyti pats su rankom. Kiek mačiau, tavo Instagrame buvo keltas nuotraukas, kad buvo iš pradžių viskas su kartonu padaryta, maketuojama, planuojama. Jo, buvo, nes apačiai yra originalaus bako, nes turim siurblį, nes kadangi motociklas yra ne karburatorius, o įpurškimas, turim siurblį bake, tuom ir vadovavomės, kad turim siurblį palik originalų, plūdėjai yra bake, viską lipdėm aplink originalaus bako apačią. Kad visi tvirtinimai būtų originaliai. Dar aišku, pagrindinis akcentas, toks gal ne pagrindinis, nes čia visas motociklas yra gan įspūdingas, šitie dangteliai variklio, vis tiek matosi viskas kaip dirba, kaip taip sumastei tokį. Vis tiek iš kažkur pamatei idėją ar kažkur Ne, čia idėja buvo net ne mano, čia Mindaugas, nes jis kadangi užsiema su motociklais labai daug laiko. Ir čia pagrindinė mintis jo buvo ir viskas. Padarėm, išbandėm, veikia, viskas super ir laiko palieka įspūdį. Laiko visi dangteliai ar vis tiek? Jo, viskas laiko. Minėjai, visas motociklas yra perdarytas rėmo, dalis yra likę, ar ir ratai yra nuo originalaus BMW, ar irgi yra daryti? Ratai yra paimti nuo BMW R1200 klasiko, panaudoti 2 priekiniai ratai ir galinio tik tai centras panaudotas pats tvirtinimas. Tai iš 2 ratų padarai vieną realiai? Jo, tai kadangi nesu matęs pats, kad R18 ratus vienodus turėtų
šitokie modeliai, tai mano idėja buvo, kad padaryti abudu R18 ir kai pamačiau rezultatą ir visai neblogai žiūris. Tai minėjai, buvai visai išsirinkęs motociklą, tikriausiai ir prie motoro buvo kažkas daryta, lysta, modifikuota. Jo, prie variklio, variklis, greičių dėžė ir kardanas buvo pilnai išrinkti. Buvo specialiai nuvežti, jos nuvalyti, išplauti, viską sutvarkyti. Gediminas Baužys viską perinko, naujos detalės, sankabas sportinę įdėjom, hidraulinis sankabus cilindruką, visi guoliai, salnikai, viskas pakeista. Tai realiai, kad ir ant dokumentų yra senas motociklas, yra visiškai naujas. Visiškai naujas, taip. Visas perėtas. Tai vis dėlto toks motociklas yra, kaip sakyti, tikrai išskirtinis. Yra dar Lietuvoje kažkas, tikrai tokio, tikrai nieks nebus padarę, bet kažkas bent panašaus, kad iš tokio BMW tokio būtų Iš tokio BMW niekas nėra padarę, bet Mindaugas Šilgalis jisai turėjo padaręs irgi BMW F850, man atrodo. Stilistika buvo panaši, bet ką šį čia mes padarėm, tai čia man asmeniškai yra kosmos. Pasirinkai modifikuoti BMW K1100, o kodėl būtent šitą modelį išsirinkai? Prieš daug metų kažkada tėvukui važiavau į Yamahos centrą pirkti detalių jo motociklui ir pamačiau showroome stovėjo BMW K100 ir man patiko tas jo grinai variklis, kaip jisai stovėjo, kaip jisai atrodė. Nu ir visą laiką taip ir svajojau, kol tėvukas nepadarė gimtadienio dovanos. Tai tėvas ir nupirko motociklą? Jo, tėvukas nupirko. Sakė, kad neardyt, bet aš norėjau, užsispyręs ir... Pirmas projektas, kaip sakoma. Pirmas projektas, o idėjų kažkokių yra kitiem projektam sugalvojęs? Ar nori dar šitą pasibaigti? Kol kas apsistosiu tik tai su šito, noriu pasimėgauti, noriu nebegalvoti apie projektus kol kas. O ateity žiūrės. Kažkada vis tiek planuosi, manau, pardavinėti jau. Nu, gal. Žiūrės. Į muziejų tiesiai statytą. Arba į muziejų, ja. Vis tiek projektas truko 3 metus, čia gan ilgai ir vis tiek ir korona kišo koją ir visokie tikriausiai dar logistiniai sprendimai. Buvo momentas projekte, kur jau norėjai sakyti viskas, užbaigiam, padarom ir išvažiuojam. Buvo, tikrai buvo. Nebuvo taip, kad aš numešiau, nes aš asmeniškai darau darbą, jeigu pradedu, darau iki galo, kad ir kaip sunku yra, bet buvo jo momentų, kada sakiau viskas, kol kas reikia padėti šoną, reikia kažko kitų užsiimti. Ir kada jau pailsėjau nuo projekto, vėl grįžau atgal. Šviežia galva, vėl prisės prie viso. Matos ir sėdynė yra tokia padaryta jau visą, kaip sakoma, custom. Kas pamėtėjo idėją? Ar čia irgi buvom padarę vieną sėdynę, sakykime, sėdamąją dalį. Žiūrėjom su Mindaugu, sakom, kažkaip nesižiūri. Ir Mindaugas sako, aš turiu vieną idėją, bet sako, tu 100% nesutiksi. Sakau, davai, pabraižykam popieriaus. Ir jis pabraižė. Kai pabraižė, ir patiko. Ir sakau, davai darom, niekas nėra tokio dalyko padaręs, bet sakau, kaip sėdėsis, sako, pažiūrėsim, sako, nieko negalim nuspėti, jeigu nesam pagaminę. Ir padarėm, sėdis kaip ir normaliai. Po to, aišku, ilgiau neišsėdėsi jo, bet su tokiu motociklu ilgiau ir nepavažiuosi. Ne, čia nesiribosi, žinai, kiek gali važiuoti, čia kiekvienas palei save. Šiaip patogumo patogus, minkštas motociklas, nėra, kad jisai kietas būtų. Aišku, šikna pavargsta. Matau, yra ir galinės lempos paslėptos, po to sėdiniai padarytas po viskas. Jo, jos čia irgi idėjos, galvojom, kaip padaryti, ką padaryti, bet išgalvojom, kadangi kaip esam sėdynę padarę, tai eina tarpelis vidui, išgręžiau, padariau ir turim. Aliuminį vis laik norėjai, kad būtų tiesiog grynas aliuminis, ar gal buvo minčių dažyti visą? Buvo ir dažyti, ir anoduoti, ir milteliuoti, tų istorijų ir visokių galvojimo apmąstymų buvo labai daug. Per 3 metus vis tiek? Per 3 metus tai jo. Nenorėjau aš nei to bako tokio daryti, kad būtų, norėjau tiesiog kaip ir visi paimti originalą baką, nusidažyti ir viskas. Bet kai pažiūrėjom, kai pradėjo rinktis, pasižiūrėjom, kad jo. Vyniojasi. Jo, nes norėjom ir variklį daryti, milteliuoti ir paskui pergalvojom, nes viskas iš aliuminio, kardano ir greičių dėžės detalių, jos irgi aliuminės, tai palikom tokį kaip akcentą, kad aliuminis jisai gražią spalvą turi, tą ir palikom. Dabar vis tiek yra vasaros jau pabaiga, čia jau motociklų, kaip sakoma, sezono
sezono uždarimas. Teko sudalyvauti parodose? Jo, dalyvavom, tik pabaigėm, kaip ir visi. Paskutinės dienas, naktis ruošiamės ir sudalyvavom Šventojo Beach Bike Feste, kurioje buvom nominuoti Crazy Bike. Man asmeniškai buvo džiugu, nes pirma paroda, daug įspūdžių. Tai sakei, dar pasiliksi šitą projektą, tai tikriausiai ir iki kito sezono dar kažką gal mastai pamodifikuoti. Modifikuoti gal nemodifikuosiu, gal pataisysiu kažką, gal pažiūrėsiu, kur geriau galėjo kažkas būti padaryta. Bako nebeperverinsi jau. Bako nebeperverinsi viską. Stabdžiai irgi ne originalai, įspėjau. Ne, stabdžiai yra irgi BMW. Bet nuo kito modelio. Bet nuo kito modelio. Tas pats kaip šakės yra S1000 Aero modelio ir priekiniai stabdžiai taip pat. Irgi. Tai čia tokių labiau iš visokiausių BMW modelių sudėjai geriausias dalis. Aš nenorėjau imti kažkokios kitos markės, Yamaha, Ducati ar dar kažko. Norėjau imti tik tai BMW ir BMW originalias dalis, kurias priklauso motociklui. Kad ir kaip atrodytų, kad galėtum sakyti, va čia yra BMW motociklas. Jo. Nors neatrodo taip, bet... Nes dauguma irgi, kurie daro cafe racerius, jie nenaudoja priekinių šakių BMW. Kurie daro brangesnius projektus, jie naudoja BMW RR šakės, naujesnės šakės ar kažkokias mandresnės šakės. Aš pasirinkau S1000 R, man užtenka. Sezonas baigės, o kiek teko prisukti kilometrų? Vis tiek kažkur per vasarą pasibaigė motociklą, kiek čia dar spėjai privažinėti? Nedaug. Pavažinėjau, nes išvykęs buvau į darbus ir nesenai grįžęs, tai dabar ir džiaugiuosi tom paskutiniam šiltom akimirkom, kol orai leidžia. Dėkui, kad sutikai sudalyvauti mūsų laidoje. Tikrai, manau, vienas toks Lietuvoje motociklas išskirtinis. Ir smagu, kad Klaipėdoje tokie dar vyksta projektai, tai... Ačiū labai, dėkoju. Dėkui, susimatysim, manau, parodose. Pažiūrėsim, ar garsiai dirba. Super. Dėkui, kad žiūrėjote dar vieną epizodą apie trauką ir benziną. Parašykite į komentarus, ką norėtume pamatyti už manęs arba sėdint šalia ir susimatysim kitame epizode.